mažai priežiūros reikalaujantis daržas. Ir ką auginti jame? Auginti nekaprizingas, rames, draugiškas, greitai augančias, duodančias greitai derlių daržovės. Tai šiandien aš apie jas jums ir pakalbėsiu. Aišku, jeigu turite labai didelių ambicijų, galite auginti ir sudėtingas, tas, kuriuoms reikia užauginti daigus, bet jeigu tai yra viena iš pirmųjų jūsų patirčių, tai pradėkite nuo tų daržovių, kurias galite pasėti tiesiai į dirvą ir gauti rezultatą. Na, viena iš lengviausiai auginamų daržovių tai yra ridikėliai, kuriuos mes visi labai mėgstame. Juos galima auginti nuo ankstyvo pavasario iki vėlyvo rudens, nesėjami vidurvasaryje. Ir derlius tikrai bus garantuotas, ridikėliai sudygs greitai, nepamirškite, jeigu tankiai pasėsite jų išretinti. Kokias dar daržovės pradedančiam darže rekomenduočiau auginti? Tai rekomenduočiau auginti moliūgus, cukinijas, aguročius, kuriuos galite vėlgi sėti tiesiai į dirvą, labai greitai auga, duoda gausų derlių ir yra labai naudingos ir mėgiamos pas mus. Ką dar sakyčiau auginti, tai auginti burokėlius. Galite auginti tiek tuos raudonuosius burokėlius, jeigu mėgstate, bet parekomenduočiau auginti pradedantiems ir lapinius burokėlius, mongoldus, kurie puikiai tiks salotams, kurie puikiai tiks kokteiliams. Mes turime kelias veisles. Na, aš rinkčiausi white silver, stambiais lapkočiais, baltais. Ir štai tokį mišinuką, 5 colors, tai yra 5 spalvų, skirtingais lapkočiais lapiniai burokėliai, salotoms, sriuboms, troškinimui. Na, panaudojimas iš ties yra įvairus, labai naudinga daržovė. Na, be krapų neįsivaizduojamas nei vieno daržininko daržas, nei pradedančio, nei pažengusio. Taigi, sėkite krapus. Kartais atrodo, kad krapai dygsta visur nesėti, bet iš ties gražiausi ir geriausi krapai užauga pasėti, laistomi, turėsite tikrai gausų derlių tiek šviežiam vartojimui, tiek vėliau galbūt žiedynams. Morkas. Mes labai mėgstame morkas, dėl to jose esančio karoteno, jas gaminame įvairiai. Morkas auginti iš ties nėra sudėtinga, bet jeigu turite iš ties dirvožemį, kur yra priesmėlis, tik tai tuo atveju pradedantiem daržininkams siūlyčiau auginti morkas. Ir mes turime pagalbą morkų augintojams, nes morkas auginti nėra sunku, pasėti yra sunku. Sėklelės smulkios, paprastai pradedantis daržininkai išberia jų labai daug. Tai pradedantiems reikėtų rinktis beicuotas sėklas, va štai jos yra tokios žalios spalvos, labai lengva atskirti ir pasėti jas retai. Veislė Napoli yra viena iš mūsų mėgiamiausių veislių, ankstyva hibridinė veislė ir štai tokiomis žaliomis sėklomis. O tie, kas dargi abejoja, ar jiem pavyks, sėklos juostoje pradedantiems daržininkams, morkų augintojams yra ir tikras išsigelbėjimas, nereikės retinti. Nes kokybiškos morkos užaugs ne tik priesmėlyje, bet ir tuo atveju, jeigu jos bus išretintos, augs vienodais atstumais, tik tada šakniavaisiai bus gražios formos, ryškios spalvos, ir traškus ir skanus. Pradedantis daržininkai ir moliūgų auginimas. Misija įmanoma, misija lengva, turime begalę tų moliūgų ir jie visi skirtingi ir visi labai vertingi. Tai yra muskusiniai moliūgai, štai tokie. Laura veislė užaugina štai tokius sviestinius moliūgus. Būtinai turėkite pradedančiojo daržininko darže. Turime moliūgus, kurie vertingi dėl savo minkštimo ir viduje esančių sėklų, kurios yra be lukštės. Apetit ir Olga veislės. Būtini pradedančio daržininko darže. Visiškai nauja veislė moliūgai yra Gaga. Na, panašiai tokie, štai. Tokie antis, tik tai jie yra geltonos spalvos. Dekoratyvūs, valgomi, labai gražūs. Sweet dumpling, štai tokie moliūgėliai, spalvoti, valgomi, nedideli. Kartais nereikia tų didelių moliūgų. Rinkitės moliūgų veislės, auginkite ir didelius, ir mažus, turėsite pasirinkimą gaminant ir pateikiant juos. Na ir ridikėliai Rover, tai yra 25 metų sezono naujiena mūsų asortimente, išskirtinė hibridinė veislė, duodanti gausų derlių. Karmen, raudoni ridikėliai, baltų vidumi. Ir štai šitas linksmas mišinys, kuris derės ilgiau nei pasėjus vieną veislę. Visada pasėjus kelias veislės jūs turėsite derlių ilgesnį laiką. Taigi, auginkite, džiaukitės
Bandykite ir jums tikrai pavyks. Nepraleiskite ir kitų mūsų patarimų. Spauskite patinka ir prenumeruokite mūsų kanalą.